Ribų, šlaimės. Push. Wagwan, pridraskėm. Taigi, sveiki visi, atvykę į naują video, kuris bus šiek tiek ypatingas, kadangi tai yra mažas žingsnis žmonijai, tačiau didelis žingsnis man. Važiuojame šiandieną į Kačerginę prasivažiuoti su Porsche 911 GT3. Tai aš tiesiog noriu čia pasižiūrėti, parodyti savo experience ir pasidalinti, kaip seksis. Nu, ir žinoma, kaip kelionė be draugų, ane? Aš su laipsniu nesisėdžiu. Kodėl? Ribų, šlaimės. Baisiai jautinas. Vienu žodžiu susimoviau. Pasirodo, ne šiandien turėjau su Porsche važiuoti, praleidau tada, kai turėjau važiuoti. Bet nieko tokio, pavalgėm Kaune. Ir einam uždėti vizitinę kortelę ant korvetės. Labą dieną, vėl važiuojam antrą kartą. Varom su Porsche. Variau, su kitais žmonėm. Važiuojam prasivažiuot ir dabar jau lekiam. Jo, karočią. Nežinau, ką aš neku. Gerai, žodžiu, va. Wow! Jauduliukas. Kalm. Atvažiavom, pagaliau. Laimėsiu. Aš čia nelaimėsiu, prieš tave jo. O kokia... Koks Jau kažkas lekia su Porsche. Niamza. Gerai? Crazy times. Ką? Kokie įspūdžiai? Tu dar nevažiavau ir nevažiuos turbūt, bet gali nufilmuoti Herkaus mašiną. Šiandienos Herkaus aparatas. Važiuos. Linkėjom sėkmės. Penkias minutės ir važiuosim. Čia su savo visais fanais sėdžiu. Coach crew čia. Race engineer ir pit stopper. Keis ratus. Herkau, that was a good lap. Mode push. Overtake button on. DRS wide open. Negaliu, visas drebų. Tiesiog negaliu. Sveikas, senai matėmės. Taip. Pradėkim nuo to. Taip. Uždėk rankas ant vairo. Taip. Jo, laikai taisyklingai, viso važiavimo metu taip ir laikom. Pirmų ratu ramiai, apsižiūrim, antrų galėsim greičiau. Geriau. Posūkis turbūt rodyt viską. Nu, kad parodysi, žinok, tikrai blogiau nuo to nebus. Čia kitiem tai juokinga būna, bet aš, žinok, visiškai neapsikraunu. Ir laikais dešinės pusės ir, pirmas posūkis į kairę. Leidinėjai dabar nuo čia plačiai, į išorę. Grįžti į vidų. Ir laikaisi visiškai kairiai pusėje dabar, ne? Pusės atsargiai mašina, atsargiai.
linksma, gal trūko tų dar, Ko bet trūko? trūko gal ratų, nes vis tiek pirmi ratai, tokios drąsos pritrūko dar. Ne, tai žinai, nereikia iš 2 ratų kažko labai daug ten parodyti. Čia Jo. palaipsniui viską reikia. Bet šiaip gerai šaunuolis, labai trajektoriją gerai gaudai. Ten buvo porą vietų, kur ten gal biškį paklydom, bet visą kitą tu tikrai labai šauniai. O simuliatorium nesi važiavęs? Esu. Nu tai va, čia yra atsakymas yra. Jo, tikriausiai. Nes tas, žinai, nuoseklumas nuo vieno prie kito, žinai, toksai flow, žinai, kur gaunasi. Nu tai va, galėtų visiems taip gautis klientų. O kaip pačiam darbas, čia pavargstat važinėti kiekvieną dieną? Ar... Nu, ne kiekvieną. Ne kaip atrodo viskas labai fainai, bet iš tikrųjų tai yra nerealiai pavojinga. Ir su kiekvienu sezonu tu vis tik pradedi labiau bijoti. Šiaip visuomenė kultūringėja, bet dar pasitaiko tokių, kurie atvažiavo, aš čia, nežinau, naktims tipo lakstau. Tai tokį iš karto reikia identifikuoti, kad stop. Galėtų būti va visi kaip tu, su simuliatorium pavažiavęs, atėjai, tvarkingai, paklauso, išklauso, supranta, ką nori pasakyti, jaučia riziką, atsakomybę. Tai čia, žinai, tai visiems to geriau būtų. Tai va. Tvarkoj? Iš manęs Gerai. tiek. Ačiū labai. Valim! Čia įsivaizduot važiuoji kaip... Negaliu patikėti, Jo, žiūri linksma, šitas. žiūri patiko. Dar biški, nežinau net ką pasakyti, dar biškelį emocijos sukilusios. Biški pritrūko ratų, pritrūko pasivažinėjimo, aišku, nu, bet brangi pramoga, tai pasidžiaugiu bent jau kiek galėjau, dabar važiuojama su Cupra palenktyniauti. Nu, gal jau ramybė šventos. Baikite. Diena nesibaigė, pramogos tęsiasi. Atvarėm pasivažinėt kartingais. Nu, Eividas pasivažinės. Nufilmuosim, Eividui duosim pafilmuoti, kaip jis važiuoja su kartingu. Parodys, kaip reikia važiuoti. Ne taip, kaip aš su Porsche važiavau ten ant 20, bet jis parodys, kaip reikia. Ar ne? Pamokys jaunimą, kaip važiuot? Pamokys. Išmoksim, pamokysim. O verteikų parodys porą? Bus content. Bet šiaip nereikia prisišnekėti, nes po to nieko nepadarysi. Avarija. Visada įmu 2 važiavimus, žinai. Pirmą važiavimą tu išdykauji labai. Ir antrą važiavimą jau žinai kaip važiuot. Ačiū, Kamilė. Parašė kėdės. O dabar vieną kartą važiuosi. Ir ko tu bijai prisižaist? Jo, aš čia nevažiavęs, tai labai nulėk bijau. Nes nebijau, reikia nulėk. Viskas gerai. Šnekutis. Normalus šitas. Jeigu davė taip.
Tiesiai linksmą Gerai, pavarėjai, seniai, gerai. Žodžiu, gerai pavarė Eividas. Greičiausias ratas buvo PM7 sekundės, trasos rekordas PM3. Nieko baisaus, jisai norėjo dėl kontento čia buvo, ne dėl greičio. Labai nubėsi, patiko, čia galėtų mes daug. Sakė, patiko, vėsus oras, šaltas asfaltas, kartingas čiuožinėjo, žodžiu. Bet gerai pavarė, patenkintas ir labai linksma. A ne? Tau linksma? Jau. A ne? Tau tai linksmiausia šiandien. Daugiausia važinėjai. Sveiki sugrįžę. Nu? Dabar jau kartu varom. Gerai matos? Matos. Priėtų. Čia Herkus. Mane maloniai prakus vėjas, aš visas šlapės. Kaip tu? Linksmai. Jis pavažiuoja, palaukia, karočią, kad palenkti. Man kontento reikia Herkus kitai daliai. Įjungiu. Antras raundas. Pasišplaks. Šiaip norėjau, kad nepraleistum, kad va tai, va, padefendinį, pabandyt atlenkti. Komentaras. Wow. Wagwan, pridraskėm. Ne man komentuoti reikia, patiko. Na kągi, draugai, vakaro pabaiga. Lidne. Fū, ne.